Pilietinės vienybės judėjimo grupė sveikina atvykusių mūsų videokonferenciją. Tikimės gražaus turiningo vakaro su jumis, Eduardai. Mūsų pilietinės vienybės judėjimo grupė kol kas kitos judėjimas yra neformalus, todėl mes esam visi čia tokie laisvi ir neformalūs Lietuvos piliečiai. Mūsų tikslas iš tikrųjų, mūsų grupės kad Lietuvoje atsirastų būtent pilietinė visuomenė ir piliečiai būtų savo valstybės šeimininkai. Tokia mūsų yra vizija ir toks mūsų grupės tikslas. Ačiū, Edvardai. Tai dabar norėtume pasiūlyti jums jūsų siūlomą formatą, kaip jūs norit su mumis bendrauti, ar norit, kad užduotume klausimų, ar norit pasipasakoti. Tai vat, Eduardai, kaip svečiui diktuoti sąlygas, pasirinkti formatą. Tai gal užduokit klausimus, gal tai bus geriau. O paskui šalia tų klausimų, gal aš ką nors, jeigu sugalvosiu, tai ir nuo savęs dar papildomai pasakysiu. Pagal dabartinę politinę situaciją, sakykime, kas darosi Lietuvoje, ar yra tokia opozicinė jėga viena, kuri galėtų Lietuvoje kažką tai reikšmingo padaryti? Ar mes turėtumėm su kažkuo tai susivienyti, norint padaryti mūsų pilietinį? Klausimo formuluotė, žinau, kad jinai labai dažna, apie ją reikia pakalbėti, nes čia ir yra esmė. Bet pradžioj reikia savokas išsiaiškinti. Kas yra opozicija ir kam? Čia yra svarbiausia. Jeigu mes šitą suvokiam, tai tada viskas elementariai toliau mano supratimu einasi. Galima būtų pavadinti opoziciją tiem, kuriem yra Seime ir yra valdančioji daugumoje. Valdančioji dauguma, kurie nepapuolė prie valdančiosios daugumos, jie yra opozicija. Galima taip pavadinti, ir taip ir vadina kaip taisyklė. Paskui pasikeičia po 4 metų ir jau opozicija tampa pozicija, o tas, kas buvo pozicijoje, tampa opozicija. Galima pavadinti opoziciją tuos, kurie nepapuolė į Seimą. Visas politinės partijos, kurios nepapuolusios į Seimą, jas pavadinkim opozicija. Pavadinkit, argi sunku. O mano klausimas yra esminis. Jeigu 35 metus pasižiūrime mes atgal, tai tada ar buvo Lietuvoje iki 24 metų opozicijos? Mano atsakymas savo pačiam. Jokios opozicijos nebuvo. Opozicijos kam? Opozicijos šitai politiniai sistemai. Tokios opozicijos nebuvo. Buvo tik tai vieni gavę valdžią, tai yra gavę valdžią, tai priėjimas prie finansinio kranelio valdymo. O kiti tuos 4 metus negavę to priėjimo ir tada jie vaidina nuskriaustus ir jie prieštarauja. O paskui pasikeičia situacija. Puikiausias yra pavyzdys 2K projektas. Kirkilas Kubilius. 2 atseit nesutaikomos politinės jėgos, socialdemokratai ir landsberginiai, suformavo valdančią daugumą. 24 metais prieš Seimo rinkimus, ką pasakė ir protingai teisingai pasakė Šimonytė, kad jinai neatmeta galimybės su socialdemokratais sudaryti valdančią daugumą. Ir tada aš pakartosiu Šimonytės žodžius. Kokių įrodymų jums dar reikia, kad jie yra tie patys? Paimkime, žmonės taip sako, atseit, blogoji buvo landsberginė valdžia praėjusią kadenciją su liberalais. Jie buvo blogoji. Jie per metus skolinosi 1,9 milijardo. Jie užplanavo, kai jau bus naujas Seimas, 6 centus papildomai degalam akcizą. Šalia Europos nustatyto akcizo, kuris turėjo būti padidintas, dar šalia Europos padidinimo dar papildomai 6 centai. Pasikeitė valdžia, socialdemokratų geroji valdžia patvirtino tuos 6 papildomus centus. Dabar mes skolinamės jau ne 1,9 milijardo, o 5 milijardus per metus. 26 ir 7 metam užplanuota 17 milijardų per 2 metus pasiskolinti, kai per 35 metus pasiskolinam 33 milijardus. Blogoji valdžia, ką sakė, reikia kariauti su Rusija Ukrainos teritorijoje. Geroji valdžia socialdemokratai su Žemaitaičiu, su Vėgėle, su Jankūnu, su Skverneliu, bet dabar pasikeitė, tai dabar Skvernelis jau opozicija.
jau jisai geras, ar ne? Nes valdžia bloga. Tai jie tą pačią liniją varo. Lietuvos praskolinimo, karo su Rusija, karinio biudžeto didinimo. Dabar karinis biudžetas 5 milijardai. 4,7, ten 5 milijardai lengviau atsiminti. Tai planavo Landsberginė valdžia, tai įgyvendino geroji socdemų valdžia. Ir tada jūs sakot rimtų veidų, žiūrėdami į akis, kad tai yra opozicija, vieni nuo kažko skiriasi. Mano tada klausimas retorinis. Aš žinau iš medicininių požiūrių, kad žmogus yra linkęs save apgaudinėti. Tiesiog linkęs. Jūs neteisus šiuo atveju. Duokim pabaigti. Ne, tai bet jisai kalba taip, kad liktai mes būtumėm netaip suprasti. Aš noriu paaiškinti. Mes lygiai taip pat galvojam, kad mūsų pilietinės vienybės judėjimas yra prieš visą dabartinę valdžią. Opozicija... Tai tada sustokite. Tai šitoj vietoj, kaip rusai sako, ribrom. Taip. Jūs, kiek aš žinau, nesate naujos politinės jėgos steigėjai. Ar teisingai pasakiau? Taip. Reiškia, padarom išvadą, mokyklinio lygio išvadą. Reiškia, jūs nepritarėt naujos politinės jėgos siekiui, kad Lietuva laisva, nepriklausoma, neutrali ir laikosi konstitucijos. Jūs nepritarėt. Jeigu jūs pritartumėt, tai jūs jau, pat šiandien jau būtumėt steigėjai, bet jūs nepritarėt. Kadangi tas bendras šūkis Lietuva neparduodama. Tai šitam krypčiai jūs nepritardami, reiškia, jūs pritarėt ir ieškot sutikimo, susikalbėjimo su jėgom, kurios sako, galima truputį parduoti. Arba galima šitokiu būdu, o paskui tada vėliau mes pasikeisime. Nes grįžtu atgal. Yra vienintelė opozicija šitai sistemai, būtent sistemai. Yra tie, kurie sako, Lietuva neparduodama, turi atgauti savo finansinį, ekonominį ir kitokį savarankiškumą. Šiandien dar kaip tik papildomai įdėjau. ES teismas gali sustabdyti, čia konkrečiai ėjo kalba apie Vengrijos įstatymo galiojimą. Mes praradome savo savarankiškumą. Jūs, kaip jūsų grupelė žmonių, jūs, jeigu pritartumėt naujos politinės jėgos idėjai, kad Lietuva turi būti laisva ir nepriklausoma, tai jūs nediskutuotumėt, bet kaip mes šiandien kalbamės. Jūs ką tik pasakėt, kad jūs viską suprantat. Tai jeigu jūs viską suprantat, tai kodėl jūs nesate steigėjai? Reiškia, jūs nesuprantate arba nenorite pripažinti, kad Lietuvoje iki 24 metų nebuvo jokios ir net jokio judėjimo nebuvo. Viskas logiška ir teisinga. Operacija Trestas. O aš asmeniškai TSRS laikais sionistų protokoluose skaičiau šitą mintį. Taip ir turi būti. Sistemą turi sukurti, organizuoti ir vadovauti grupelėm, kurios kovos prieš sistemą. TSRS laikais operacija Trestas puikus, gražus pavyzdys. Logiška ir teisinga. Ir tokiu atveju tada galima panagrinėti atskirai generolą Tutkų, galima Uspaskichą, galima Vėgėlę, galima Gražulį panagrinėti. Labai graži nuotrauka yra įdėta, graži, nes visi žmonės, prie straipsnio nesisteminės politinės jėgos, pavadinta nesisteminės politinės jėgos tarpusavyje pykstasi. Nesisteminės politinės jėgos. Ir nuotraukos Gražulio, Uspaskicho, Vėgėlės ir mano į vieną vietą sudėta. Mintis kokia? Visi jie keturi nesisteminiai. Ir Uspaskichas tame tarpe. Aš nekalbu apie Uspaskichą kaip žmogų. Aš kalbu kaip politinę jėgą arba politinį veikėją. Kad taip turi daryti, kad reikia ištrinti ribas. Ir kad paskambina man vienas laidų vedėjas su klausimu, sako, ar girdėjot, ar matėt, kaip Vėgėlė žinių radijoje panaudojo terminą, kad naują politinę jėgą sukurti reikia. Sakau, teisingai. Pagal sistemos veikimo mechanizmą labai teisingai. Turi būti confuse, turi būti žmonėm sumaištis įvesta, nauja politinė jėga. Ai, tai čia Vėgėlė su Gražuliu. Vėgėlė su visa savo kampanija. Tai vėl aš sugrįšiu atgal prie paprasto klausimo. Vėgėlė
Aš apie Vėgėlę ne kaip žmogų, o kaip politinį veikėją. Vėgėlė kartu su Žemaitaičiu yra pateikiami kaip didžiausia opozicija valdantiesiems, nors jie yra valdančiųjų sudėtinė dalis. Ir mes šitoj muilo operoj rimtais veidais susėdę kaip žiūrovai žiūrime. Tai grįšiu atgal prie paprasto klausimo. Jūs iki dabar neiškėlėt savo klausimo, o kas yra opozicija, o kas yra opozicijos imitavimas. Ir vėl aš pakartosiu opozicija sistemai. Prieš 10 metų aš nekelčiau šitų klausimų. Prieš 10 metų aš tylėjau ir nekėliau. Kodėl? Tada buvo neįmanoma. Neįmanoma. Kodėl aš tos klausimus 23 metų rugsėjį iškėliau, kad šitai sistemai reikia pasipriešinti. Jūs labai gražiai šičia pakalbat, kaip jūs viską suprantat. Tada man atsakykite, kiek iš jūsų buvote Lietuvos gyventojų pasipriešinimo okupacijai centro nariais? Vien pavadinimas šiurpą kelia. Pasipriešinimas okupacijai. Sąmoningai ir specialiai šitą žodį palikau. Ne uzurpacijai, o okupacijai. Padiskutuokime. Parodykit, kuriai vietoj čia yra neteisus, netikslusis reiškimas. Sutinku. LRT 2 straipsnius parašė, bet jokių diskusijų apie pavadinimą net būti negali. Vėl visų jūsų paklausiu, atsiremdamas į ką? Į jūsų pasakymą. Taigi mes viską suprantame, čia elementariai aš kalbu. Kiek iš jūsų dalyvavo kartu Seimo rinkimuose? Nauja politinė jėga dalyvavo Seimo rinkimuose, ačiū Taurui, kuris Lietuvos liaudės partijos rėmuose leido dalyvauti. Kiek iš jūsų dalyvavo? Nelauksiu atsakymo. Tai jūs sakote, jūs norite vienytis, bet kai reikėjo dirbti ir dalyvauti, jūs tada sakėt dar kiekvienas savo asmeniškai, kad dar man nepakanka ir aš dar nežinau, nesu įsitikinęs. Tai to ir reikia. Tai man labai patinka žodis vertybės, ar ne? Vienytis vertybių prasme, kaip gerai ir laiku išduoti ir parduoti. Tai yra vertybė. Pavyzdys. Tai ne tik Seimo narių ir ne tik valdžios vertybė. Tai ir labai didelės Lietuvos visuomenės dalies vertybė. Laiku parduoti ir parsiduoti. Ot šaunuolis, kaip gerai pavyko. Pavyzdys. Butkevičius. Nuo 85 metų TSKP narys, viskas šaunu gražu, o paskui 25 metus socialdemokratas nepriklausomai Lietuvoje. 8 metus partijai vadovavo. Premjeras nuo socialdemokratų partijos. Ir tada staiga jisai suprato, kad jis ne socialdemokratas. Po 25 metų. Ir ką jisai tada padaro? Jis tada perbėga pas žaliuosius, po metų jisai perbėga pas Skvernelį. Bet čia tik tai įžanga. Ką Lietuvos žmonės padaro? Praėjusiais metais, 24 metais Seimo rinkimuose Vilkaviškio vienmandatinėje jisai vėl buvo išrinktas, nes jis yra pats geriausias. 6,000 žmonių su truputėliu prabalsavo, jis yra geriausias. Vienmandatiniai. Daugiamandatiniai 27,000 Lietuvos žmonių pasakė, jam pirmumas. Lietuvoje nėra problemos su valdžia. Mes esame problema. Mes už juos balsavome. Aš kaip pavyzdį, Balčytis ten irgi yra. Ir kai mes, Lietuvos žmonės, pasakom, mums tokie tinka, tai kol mes nepasikeisime, tai taip ir toliau bus. Tada grįšiu aš atgal. O ko tada nori nauja politinė jėga? 2,4 milijono Lietuvos žmonių turi teisę balsuoti. 2 milijonai, ne mažiau kaip 2 milijonai, negali suvokti ir nenori suvokti tai, ką aš kalbu, ir nemato problemos, kad Lietuva parduodama, išnaudojama ir kad mes judam sunaikinimo ir Lietuvos praradimo link. Jie
negali suvokti arba nemato tame problemos. Tai, ką aš skelbiu, dauguma negali būti artimiausios 4, 8, 10 metų. Negali būti dauguma. Aš kalbu mes, ta prasme, nauja politinė jėga. Mes pagal apibrėžimą privalome pradžiai būti mažuma. Tie, kuriems svarbu ne mano asmeninė gerovė, o kurie turi pagal idėją, nori pagal idėją padaryti kažką, o ne dėl to, kad man geriau būtų. Jau aš nebeklausiu, jūs kalbat apie susivienijimą ir jau daug mėnesių kalbat. Aš žinau, kad kai kas iš jūsų su manim mes atskirai telefonu kalbėjom, visai nesvarbu, koks asmuo. Bet kaip man tiesiai pasako, kad jų uždavinys yra žmogaus papulti į Seimą, nesvarbu su kokia politinė partija, o paskui jisai elgsis gražiai ir gerai. Tai tokiu atveju žmonės gali turėti ir tokių norų ir minčių, bet apie jokią idėją tada mes nekalbam. Ir vėl aš tada pakartosiu, jeigu norite save apsigauti, tai bus visada surasite dėl ko apsigauti. Kodėl psichologiškai apsigavimas yra gerai? Nes tada aš nekaltas. O aš sakau, negražiai. Mes esame kalti, kad turime tokią valdžią. Aš kartojau ir kartosiu. Mes ją išrinkome. Ne, aš už juos nebalsavau. Aš esu mes sudėtinė dalis. Ir aš esu atsakingas už visus Lietuvos žmonės. Jeigu jie balsavo netinkamai, reiškia per mažai, mes aiškinom ir dirbom. Tikrai taip. Mes esam atsakingi. Bet atsakomybę nusiimti yra labai patogu. Nes tada esi auka ir nekaltas. O kiti turi padaryti, kad mums būtų geriau gyventi. Tai vėl aš grįšiu atgal prie to paprastos išvados. Jūs kokiu pagrindu vienytis norite? Aš matau vienintelį pagrindą Lietuva kaip idėja. Jums iki šiol šitas pagrindas Lietuva kaip idėja nepriklausoma, savarankiška, garbinga ir taip toliau. Jums tai netiko iki dabar. Tai jūs susiraskite su tuo, su kuo norite vienytis, kas labiau tinka. Viskas logiška ir teisinga. Tai užduokit klausimų man. Tai, Eduardai, siūlyčiau trumpiau biškutį, tada mes galėsim daugiau jums klausimų spėti užduoti. Gerai, aš galiu trumpai atsakinėti. Aš replikuoti noriu, Eduardai, labas vakaras. Prašom, Jolanta. Noriu jums replikuoti, ką jūs pasakėte. Kas dalyvavo rinkimuose, jūs turėjote minti 24 metus. Aš esu Londono rinkimų stebėtoja, mano kolegos čia taip pat yra šitoj grupiai. Čia susirinkę labai skirtingi žmonės, skirtingo amžiaus, skirtingų patirčių. Ir mes bent dabar pradėjom vienytis, burtis, budinti liaudį. O dėl rinkimų pasakysiu taip, nebūtina buvo kažkam kandidatuoti, bet mes dirbom patį juodžiausią darbą, dirbdami stebėtojais Londono ambasadoj ir turėjom tokį... Aš žinau iš Vaisvilos. Apie Londono ambasadą žinau, taip. Taip, jūs tą žinot. Jis buvo atvažiavęs. Jūs daug kalbat apie naująją jėgą. Taip, žmonėm reikia laiko. Pasižiūrėkite, Eduardai, kaip žmonės bijo. Dabar, kur rengiamas referendumas, jie nežino, jie bijo, praras darbus. Viską gyvena. Ar jūs galvojat, kad aš to nežinau? Jūs žinot. Ar jūs galvojat, kad aš to nežinau? Mes visi... Ar jūs galvojat, kad nuo 23 metų gruodžio mėnesio aš kalbu apie naują politinę jėgą? 23 metų gruodžio mėnesio. Kad kai nesidomi, tai viskas tvarkoja, apie ją ir negirdėjai. Bet į tuos negalima orientuotis. Aš galiu tik tai orientuotis su savo mintim į žmonės, kurie nori suvokti ir suprasti ir nori pasipriešinti. Kai jūs pasakot, kad žmonės bijo, tai man ne vienas ir ne du ir ne 5 pasakė. Su kunigais susitikau, 8 kunigai buvo. Vienas sako priejo, ale kaip žmonės jūs palaiko, bet labai bijo. Tai ką jūs man naujo šitoj pasakėte? Aš nieko naujo. Ačiū, Jolanta, ačiū. Didžioji dauguma bijos, tikrai taip. Ačiū, Jolanta. Taip, aš irgi kėliau rankytę, aš noriu irgi klausimą užduoti, jeigu galima. Taip, bet laisva nepriklausoma Lietuva.
bet šiek tiek domiuosi, gilinuosi tuo klausimu ir bent jau kiek suprantu, būnant tokioj geografiniai padėti, kurioje yra Lietuva ir esant tokio dydžio, kokia yra, tokiai valstybei pilnai laisvai ir nepriklausomai praktiškai, tokių galimybių nėra. Utopija iš dalies, žiūrint Iš karto replikuosiu. Iš realių. Bent jau Šveicarija, aš tik papildysiu, atrodo, Šveicarija laisva nepriklausoma, bet ji turi labai daug finansinės galios, karinės galios, formavosi. Ir kitas dalykas, kaip ir kalnuose, ten strategiškai nėra toks svarbus taškas tam tikrom didelėm valstybėm. Tai šitoj vietoj įdomu jūsų nuomonė tuo klausimu. Nereikia man replikuoti, taip, tik norisi įžvalgų ir jūsų proto. Ačiū. Jūs pasižiūrėkite, kiek yra Centrinėje Amerikoje mažyčių šalia, kiek Afrikoje taigi baisu, kiek Lietuva arba Lietuvos dydžio, kiek yra šalių. Ir iš jūsų pareiškimo išeitų, jeigu Lietuva Europos centre būdama negali būti nepriklausoma, nes mes labai mažiukai, nedideli ir mūsų užgrobs, jeigu toks mąstymas yra, kad mus turi kažkas užgrobti, tai pasiduodu iš karto. Jūsgi pasakėt savo asmeninę nuomonę. Reikia pasiduoti iš karto. O tada pasiduoti tai vėl, čia ta pati kryptis. Lietuva savarankiška negali būti. Landsberginiai tą patį sako, socdemai tą patį sako, liberalai tą patį sako. Mums reikia parsiduoti tik tai geram šeimininkui. Jūs pakartojote tą patį, tik tai kitokiais žodžiais. Aš per rinkiminę programą, per rinkiminę kadenciją ne vieną kartą sakiau, patikėti reikia savimi ir savo idėją. O jeigu jūs netikit, tai aš jums mediciniškai galiu įrodyti pagal idiomotorinius aktus, kai aš pasakysiu, tik nenugriūkite ir jūsų tada šansas nugriūti yra didesnis. Kai jūs netikit, kad galima pasiekti tą elementarų tikslą, tai jo ir nebus pasiekta. Tai aš kalbu apie tuos ir užtat žodį naudojau. Evangelija, geroji žinia, geroji naujiena. Pasiteisinti prieš save, ne prieš kitus. Taigi vis tiek čia mes negalim išlikti laisvi. Vis tiek mesgi nesavistoviai, pasiteisinti prieš save galima bet kada. Tai tada reikia jungtis su sistema ir sakyti šaunu gražu. Mes tik tai kosmetiškai padailinsime. Kosmetiškai. Dabar jeigu 5 milijardus išleidžiam ginklavimuisi, tai surenkam 17 milijardų. Tai kitais metais ne 8 milijardus, o 6 milijardus. Koks aš geras esu, kaip aš gerai padariau, o jie norėjo 8. O tik mano dėka 7 milijardai ir bus galima džiaugtis savimi. Tai, ką aš sakau, tai yra griežta, kategoriškai skirtinga nuo visokių Jankūnų, Vėgėlių arba generolų, nes negali būti pusinio. Truputį pameluosiu, bet nedaug. Truputį išduosiu, bet nedaug. Negali būti pusinio periodo. Arba elgiamės padoriai, gerai ir idėja yra svarbiau. Taigi ne vienas žmogus buvo, kuris palaikytų Eduardą Vaitkų, jeigu ne idėja palaikytų. Ne idėja. Jeigu jam būtų tai ir tai. Tai reiškia, už ne idėją svarbiausia yra, o baisiai gražus pasakymas, kaip senasis Landsbergis Lietuvą prie kišenės prisisiuvo. Lygiai tas pats. Tų, kurie kovoja, kad landsberginiai yra blogi, o masto tokiomis pačiomis kategorijomis, tik tai, kad negali visą Lietuvą prisikabinti, tai dabar tik truputėlį jam. Ir tada jisai palaikys. Ačiū, nereikia. Užtat aš ne vieną kartą sakiau, man nereikia, kad mane palaikytumėt. Aš jūsų neprašau palaikyti mane. Man to nereikia. Elementariai sakiau. Tai balsuodami ir pliusiuką prie Vaitkaus padėdami, jūs už save balsuojate. Ir jūs liepiate man dirbti, kruvinai mušti su šitą sistemą, kad įgyvendinti tą siekį, kurį ir jūs tokį patį turit. Ne, čia Vaitkui palaikymo reikia. Nereikia man palaikymo.
Man nereikia. Ir užtat rinkimų požiūrių, kadangi 85% balsuoja pagal emocijas. Užtat reikia meluoti. Rinkimų sistema yra tokia, kad meluoti reikia. Meluoti tai reiškia sakyti tai, ko tu net nesiruoši padaryti, bet kas gražiai skamba, ko nori žmonės išgirsti. Tai tuo požiūriu žiūrint, aš esu labai netinkamas rinkimams. Už mane negali balsuoti šitie žmonės, nes aš meluoti ir žadėti tai, kas yra nerealu, nenusiteikęs. O Lietuvą kurti tai yra darbas. Ne, aš noriu, kad sukurtumėt, o tada aš pasidžiaugsiu. O dabar aš turiu kitų reikalų. Tai yra elementarus psichologinis ir aš sakau, nuo TSRS laikų aš tai žinojau. Čia man nieko keisto. Užduokit klausimų. Ačiū už atsakymą. Dabar būtų, Romualdas. mačiau, Romualdas. Taip, prašom, Romualdai. Ačiū. Aš noriu paklausti gerbiamo Eduardo, ar jam žinomas toks žmogus Vilius Bražėnas? Ne. Jis yra parašęs tokią knygutę, aš pabandysiu rodyti. Įskaitoma? Ne, aš čia pas mane rodo didelį, o visi kiti mažiukai. Tai Gerai, tai tada aš aš nemoku pasakysiu. sutvarkyti to ekrano. Gerai. Aš perskaitau. Knygutė vadinasi Sąmokslas prieš žmoniją. Ir informacinė apžvalga. Ir čia rašoma taip. Pasaulis yra valdomas visai kitų asmenybių, negu įsivaizduoja už kulisių nežina žmonės. Tai jis kalbėjo apie artėjančią globalistų diktatūrą ir kad jos neišvengsim ir sakė, kad jie reikia pasiruošti. Vėl. Mes neišvengsime ir užtat priešintis nereikia. Ne, tai jisai siūlo. Kai aš išgirstu tokias kalbas, tai man norisi iškart pasakyti ačiū, viskas, gal negaiškim laiko. Net nėra apie ką kalbėti. Tai atsiprašau, aš Ir vėl, kaip sakiau, aš jums mediciniškai galiu, psichologiškai galiu pagrysti. Viskas, jūs jau pasidavėt. Jūs esat puikus produktas. Aš vadovaudamas sistemai sakyčiau, nuostabu, man to ir reikėjo, kad jūs tai pasakytumėt. Ačiū. Aš savo darbą gerai vertinau. Atsiprašau, jūs mane pertraukėte tiesiog nepabaigus sakinio. Tai aš pabaigsiu jums leidus. Tai, žodžiu, jis įvardina tai, kad tai neišvengiama, bet jisai ir nurodo kelią, kaip tam pasiruošti. Bet kadangi jūs nieko negirdėjot nei apie Vilių Bražėną, nei apie jo parašytas knygas, apie jo viziją, tai aplamai apie globalistų diktatūrą jūs kažką tai galite pasakyti, nes kaip ten supratau, jūs skaitėte tą 300 komitetas, tą medžiagą. Tai artėjantį globalistų diktatūrą, kaip jūs, žodžiu, sieksite įgyvendinti savo tikslų, būtent įvertinant ir tą faktorių. Ačiū. Lietuva mažytė, pasauliniam geopolitiniam kontekste. Ir vėl pakartosiu, prieš 10 metų nebuvo prasmės kalbėti tai, ką mes dabar kalbame. Kadangi dabar globalistam kaip tik yra blogai, dabar kaip tik yra lūžio periodas. Jūs pasakojate apie globalistų diktatūrą, kuriai neišvengiamai turi artėti. Užtat šansas Lietuvai ir atsiranda dabar, ne tik Lietuvai. Ir Europai atsiranda šansas, nors šansas išlikti Europai. O mes Europos sudėtinė dalis, niekur nepabėgsime. Šansas Europai netapti trečiarūšiais. Dabar ir atsiranda, kadangi globalistinė ta idėja skeldėja, bet jinai dar nelinkusi pasiduoti. Užtat mano programoje ir buvo grinųjų pinigų įteisinimas konstitucijoje. Čia kaip viena atsvara prieš totalitarinę kontrolę ir visų pavergimą. Jau nekalbant apie tai, kad per finansinę sistemą visi jau yra seniai pavergti, bet dar ne iki tokio lygio, ne iki vergovinio lygio. Ir vis aš tada kartoju senojo Fordo, tas kur Fordo gamyklas pastatė Amerikoje, jo įsireiškimą, nes man patinka įsireiškimas, jo būtent formuluotė, kai jisai su raštu parašė, kad jeigu žmonės suprastų, kaip finansiniai sistemoje jie yra apiplėšiami, tai revoliucija nesulauktų ryto. Revoliucija įvyktų naktį, kai tik tai sužinotų. Tai globalistinės sistemos skilinėjimas suteikia mums
progą mums Lietuvoje, kad jeigu būtų kitokie rinkimai prezidento, tai aš kartu su Orbanu, kartu su Fico irgi stovėčiau muždamasis prieš tuos globalistus Europoje. Bet mes čia nieko padaryti dabar negalim. Mes dabar pirmuosiuose globalistų ešalonuose esame su savo valdžia, kad globalistinio pasaulio idėja išliktų, o Lietuva, taigi ES priėmė lapkričio 22 dieną 23 metų. Lietuva lieka kaip teritorija. Apie tai irgi per rinkimus kalbėjau. Kada ir kokiu nuoseklumu tai bus įgyvendinta, aš tikiuosi, kad dabar ES iki to laikotarpio subirės, tokia, kokia jinai yra dabar. Tai čia jau kita tema. Tai priešintis galima savo viduj. Ir svarbiau kartais yra svarbiau rezultatas. Kartais yra svarbiau kryptis, o rezultatas visada yra diskusinis. Tai šitą irgi reikia kiekvienam individualiai suvokti. O jeigu nesipriešinam, tai toks jūsų pasirinkimas. Jūsų kaip žmonių, aš kalbu ne apie konkrečius jūs. Iš medicininės pusės žmogui gali pasakyti, reikia elgtis taip ir būsi sveikas. O žmogus nenori taip elgtis. Jis pasirenka būti ligoniu. Taigi čia neretas atvejis. Žmogus pasirenka būti ligoniu ir sirgti. Pasirenka, kad jam skaudėtų, bet ne dabar, o ateityje. Ir užtat yra puikus ir geras pasakymas, teisingas. Mes pasirenkame savo likimą. Ne likimas mus pasirenka. Mes pasirenkam. Ir nuo mąstymo labai viskas priklauso. Ir aš už tą džiaugiuosi, kai ir sakau žmonėm, ačiū, kad pakalbėjot. Nes kaip jūs formulavote, kaip jūs dėliojate žodžius ir savokas, tai išduoda jūsų mąstymą. Tai parodo jūsų mąstymą ir suvokimą. Nes koks suvokimas, taip ir mąstote. O vienos iš globalistinių idėjų, valdymo idėjų, kokia viena užduotis savokas sukeisti. Vat karas tai yra taika. Vėgėlė su Jankūnu Nobelio taikos premiją paprašė Trumpui skirti po to, kai jisai užpuolė Venesuelą. Tai ačiū, kad jie pasirodė, kas jie yra. Jie parodė savo mąstymą. Be muilo sulys, nes anie galingi. Ir Lietuvoje sako, taigi jie dabar opozicija. Tie, kurie pasiruošę sulysti be muilo. Kiek žmonių sugeba suvokti, nedaug sugeba suvokti. Vėl viskas logiška. Tada ar yra aiškinančių? Nėra aiškinančių. Ir tada target group. Kokia grupė? Ta grupė yra neskaitlinga ir jinai mums nesudaro problemų. Jinai gali kalbėti teisybę. Mes savo melu tą grupę nustelbsime. Labai teisinga sionistų protokoluose mintis buvo parašyta. Ką reikia padaryti, jeigu pasirodo informacija, kuri man mirtinai pavojinga? Atsakymas elegantiškas, paprastas. Reikia pateikti dar 20 arba 100 kitokių versijų apie tą situaciją. Ir iš 21 arba iš 101 versijos niekas neatrinks, kuri yra teisinga. Kai aš sakau, kovojame su sistema ir vienintelė nesisteminė jėga yra nauja politinė jėga, tai jinai su šita sistema ir privalo kovoti. Sistema, kuriai jokie įstatymai negalioja, jinai gali ką nori padaryti. Apie konstitucijos perversmą. Kuri politinė jėga kalba apie konstitucijos perversmą? Nei viena. Vėgėlė kalba, kad reikia. Vėgėlė tik tai dėl to, kad jisai sistemos tvarkingai, reikia kitokį švarkelį pakeisti. Žemaitaičio švarkelis yra tvarkoj gerai, jis yra valdomas, bet iš Izraelio manęs klausė, kai kalbėjau per Izraelį, per ten vieną laidą. Klausė apie specialiai, sakė ir klaus apie Žemaitaitį. Tai aš jam pasakiau, kad man atrodo, kad valdžia yra suinteresuota žydų kortą tokiu būdu panaudoti. Apsimoka, gerai. Pavaidinsime, kad tarp savęs pasipešam
tam tikrą rolę duoda, bet jis tvarkingas. Jis padarys tai, kai reikia. Aš pasižiūrėjau įdomumo dėliai. Žemaitaitis suvokė, kai buvo praėjusią ir užpraėjusią kadenciją sulaužyta konstitucija, Žemaitaitis nei karto nedalyvavo balsavime. Viską supranta, bet nei karto neprieštaravo. Apie žydus galima pakalbėti, buitiniam temom galima pakalbėti, bet esminiais klausimais padarysim taip, kaip reikia. Aš nekalbu apie tai, kad vieną dieną pasako vienaip, kitą dieną pasako kitaip. Tai čia smulkmena. Žmonės pamiršta, viskas gerai. Reiškia, demokratijos principas ir reikalauja. Demokratijos organizavimo principas ir reikalauja. Meluo. Tai iš Hitlerio, iš Gebelso pasimokė, labai daug pasimokė šiuo požiūriu. Užduokit klausimų. Prašom, Jonai. Sveiki. Noriu paklausti, Sveiki. koks pilietinės visuomenės vaidmuo būtų jūsų kuriamoje politinėje sistemoje ir kokias galės turėtų Lietuva? Pradžios negirdėjom, Jonai, man atrodo, pradžios Pilietinės negirdėjom. visuomenės vaidmuo. Pilietinės visuomenės vaidmuo jūsų kuriamoje politinėje sistemoje ir kokias galės turėtų tauta. Visuomenė yra platesnė savoka negu kažkokia partija. Visuomenė yra platesnė. Tai aš sakau, tauta, visuomenė, pilietinė visuomenė arba tauta, aš neskiriu jų tų, bet, sakykim, tauta. Vėl. Jeigu mandagiai, tada aš turėčiau pasakyti, aš nelabai suvokiu jūsų klausimą. Ir daugiau gal nediskutuosiu. Gerai, tai tada aš patikslinsiu. Dabar, Gerai. pavyzdžiui, pilietinė visuomenė arba rinkėjai išrenkame Seimo narį, jisai pagal 59 straipsnį 4 dalį yra neprivalo, kaip ten jisai skamba, nevaržomas jokių mandatų. Taip, Taip, jisai neklauso, jisai nei klausia, nei nori girdėti, ką rinkėjai galvoja. Tai jūsų politinė sistema, kaip būtų pertvarkyta tas reikalas, ar tauta turėtų pilnas galės, kaip skelbė pirmieji mūsų konstitucijos straipsniai, ypatingai 4 straipsnis skelbia labai aiškiai, kad tauta savo aukščiausią suverenę galią vykdo tiesiogiai arba per demokratiškai išrinktus atstovus. Netiduoda savo galias, bet vykdo jas per atstovus. Atstovas taip kaip įrankis tautai. Ar jūs to siektumėt, ar ne? Viskas, baigiau. Yra žaidimo taisyklės nustatytos. Nustatytos žaidimo taisyklės. Ir jūs čia ir gražiai, ir teisingai užakcentavote, bet pagal žaidimo taisyklės taip ir turi būti. Kai žmogų išrenkam į Seimą, jis nuo nieko, teoriškai imant, jis nuo nieko nebepriklauso ir jokių įsipareigojimų jis nežiūri. Užtat sąžiningai Šimonytė ir pasakė, tylite dabar 4 metus, nes jūs mus išrinkote ir mes turim teisę daryti tai, ką norim. Ir tas Seimo narys, kuris išrinktas, pavyzdžiui, Vilkaviškį, jis neatstovauja Vilkaviškio gyventojus. Nors ir iš jūsų kai kas galvoja, kad jis savo tada tuos gyventojus jį išrinkusius atstovauja. Jis atstovauja visą Lietuvą. Ir lygiai taip pat irgi teisingai, kai į Europos parlamentą išrenkate, jie ten Lietuvos neatstovauja. Tokios yra žaidimo taisyklės. Ir kai Seimo narys tampa ministru, jis negali ant 2 kėdžių ir įstatymo vykdomoji, ir įstatymo leidžiamoji būti. Tai tada yra padarytas žaidimas. Galbūt šito nežinojot, tai papasakosiu. Padarytas žaidimas. Jis parašo atsistatydinimą laikiną. Ir tada į jo vietą yra paskiriamas pagal sąrašą sekantis. O jeigu jūs esate išrinktas, tegul būna Antakalnio, Vilniuje Antakalnio vienmandatiniai Šimonytė išrinkta, tai naujų rinkimų tenai nebus. Ir žmonės išrinko Šimonytę, o vietoj jos 4 metus, kaip Seimo narys, dirbo kitas žmogus pagal sąrašą, pagal eilę. Ir kai Seimo narys sulaužo konstituciją, tai yra numatytas mechanizmas. Kaip sulaužęs konstituciją, jisai turi būti pašalintas iš Seimo ir tada 10 metų negali būti Seimo nariu.
ir ta konstitucija neveikia. Nes tie patys Seimo nariai turi balsuoti už tai, kad jie sulaužė konstituciją. Apie ką aš konkrečiai kalbu? 112 Seimo narių už praeitą kadenciją sulaužė vieningai, nei vieno prieš, nei vieno susilaikiusio. 112 Seimo narių sulaužė konstituciją ir konstitucinio teismo išaiškinimą. Ir jie visi turėtų būti pašalinti iš Seimo. O norint pašalinti iš Seimo, 85 Seimo nariai, kvalifikuota dauguma, turi prabalsuoti. Nebėra tiek Seimo narių. O jeigu jie sulaužė konstituciją, tai konstitucinis teismas turi tai patvirtinti, nes tokia žaidimo taisyklė. O į konstitucinį teismą nieks nesikreipia. Ir tada gali laužyti konstituciją ir tu esi nekaltas, tu esi nepakaltinamas. Ir mes kaip žmonės neturim teisės apginti tos konstitucijos. O Seimo nariai gali daryti, ką tik nori. Konstitucinis perversmas kame buvo įvykdytas? Ėjome, balsavome, nors ten irgi blefo buvo daug, balsavome už konstituciją, kuri parašyta lietuviškais žodžiais. Ir tada pasako, pritariant visam Seimui, visų kadencijų Seimui, kad tai, kas parašyta konstitucijoje žodžiais, neturi būti suprantama, ką tie žodžiai reiškia. Konstitucinę dvasią išrado. Tai reiškia, mes visi, suprasdami, ką reiškia žodžiai, prabalsavome ir dabar žodžiai nebeteko prasmės ir juos galima pakeisti. Kokia politinė jėga? Kas kvietė į demonstracijas ir sukilti, kad nebūtumėm sukilę? Kitas klausimas. Kokia politinė jėga sakė, atsiprašau, negražiais žodžiais, kad to būti negalima. Tylu gražu, konstitucinis perversmas antras paskui buvo padarytas. Su Europos Sąjunga dar konstitucinis perversmas buvo. Su Zigmo Vaišvila mūsų surašyti traktatai apie tai. Detalės galit patys pasižiūrėti. Ir tada mes sakome, kad mūsų Seimas tai yra žaidimo taisyklės ir tai yra demokratija ir nieko negalim pakeisti. Reikia, norint, nauja politinė jėga, jeigu 85 Seimo narius gautų, tada galima ūmiai ir greitai viską sutvarkyti. Pakeičiant ir konstituciją, bet jos keitimas užtrunka, nes ten vėl įdėta tam tikri reikalavimai. Reikalavimai balsavimo tvarka, kiek turi būti balsų ir laiko prasme. O dabar ten tiek tai mėnesių pertrauka turi būti ir tada vėl tik tai balsavimas. Kol mes nepadarysime tų elementarių, bet sistemai labai jautrių ir svarbių pokyčių, tol tikėtis, kad su šita sistema mes susidorojom, negalima. Jinai rezervų turi ir labai didelių, bet kito kelio nėra. Kito kelio tiesiog nėra. Čia ne tai, kad narplioti mazgą, nukirsti mazgą, negailint. Užtat Vaitkusgi labai nepadoriai kalba. Jis labai per griežtai kalba. Nėra kito kelio. Jeigu ne per griežtai, šaunu. Kitas drakonas ateina. Puiku, suvalgysim jūs. Taigi, šita mūsų valdžia nuo 90-ų sąmoningai, aš taip sakau mano supratimu, sąmoningai sužlugdė politinės visuomenės daigelius. Mes politinės visuomenės ir neturim, mano suvokimu. Daigeliai buvo 90-ųjų metų, kelis metus. Ir sunaikinta viskas. Nes jeigu nebūtų sunaikinta, tai mes tada užduotumėm klausimus ir nerinktumėme į Seimą tuos, kurie jau daug metų pardavė ir parsidavė. Savigarbos klausimas yra labai svarbus. Bet kaip 5 klasės istorijos vadovėlyje vaikas išmoksta, kad Putinas jau būtų užpuolęs Pabaltijos šalis. Ką galima tada iš to vaiko norėti, kai jam jau ne 12 metų bus, o 22 metai? O mes dabar viską toleruojame. Valdžia yra, pasipriešinti negalim. Mūsų vienintelis pasipriešinimas nueiti ir balsuoti. Nueiti ir balsuoti už naują politinę jėgą, per Seimo rinkimus 33 ar 35, tegul būna 35 tūkstančiai žmonių prabalsavo. Iš 2 400 000. Už Žemaitaitį nepilnai 200 000 prabalsavo. Žemaitaitis yra geriau.
Žmonėms yra geriau, žmonėms labiau patinka. Pažadėjo tą, ką reikia. Žemaitaitis vienintelė politinė jėga, tai Žemaitaičio. Už mano prezidentinę programą, už mano žodžius, Lietuva neparduodama, laisva ir taip toliau, mane bausti kaip kriminalinį nusikaltėlį, tai yra pagal baudžiamąjį kodeksą siūlė. Landsberginė taip nesiūlė, liberalai taip nesiūlė. Už ką? Už žodžius, už siekį. 200 000 ploja, sako Žemaitaitis, nuostabus. Nu taip, puikus, tvarkingas, gera sistema. Aš nekalbu apie tos kitus jo nusikalbėjimus. Jeigu mes būtumėm politinė visuomenė, tai po Nausėdos, kai jisai Ukrainos vėliavą bučiavo, Lietuvos vėliavos nepabučiavo. Kiek tada politiniai visuomeniai Lietuvoje esant, kiek Lietuvos žmonių būtų balsavę už Nausėdą? Pirmajam rinkimų ture 600 000 už jį balsavo. Jeigu Kapčiamiesčio pavyzdžių būtų, tai Nausėda būtų pirmajam ture išrinktas prezidentu, be antro turo. Nors jis žadėjo karą, jis žadėjo prasiskolinimą, jis žadėjo didesnės karinės išlaidas. Kapčiamiesčiui tiko, 56% balsavo už. Tai mes prisipažinkime, neturime mes politinės visuomenės. Jos daigai sunaikinti. Sistemos požiūrį teisingai, kad sunaikino. Visą. Nes politinė visuomenė užduos klausimus, pavojinga su ją. Toliau klausau. Antanas klausia. Taigi, tai tokie 4 taškeliai, per kuriuos noriu pravesti liniją. Lietuva kaip idėja, sakėte, tai Lietuva kaip idėja, jeigu jūs pasižiūrėsite, kada nors gyvenime atsitiks mūsų vienijančių vertybių sąrašą, tai dalis tų vertybių atspindi Lietuvą kaip idėją. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, kad tą patį, ką ir jūsų, sakė Rolandas Paulauskas. Čia ne man reikia, čia jums reikia. Tai vat, yra girdėta nuostata. Gerai būtų, kad ir jums, ir mums reikėtų. Ir dar vienas dalykas yra toksai, pasipriešinimo okupacijai, sakykime, ta organizacija, centras. Ten mes žinome, kad Tūlas Vaidas Žemaitis su jumis tarėsi, kad šitas centras būtų, kiek aš prisimenu. Ir paskutinis klausimas, iš tikrųjų kaip klausimas, ką manote... Iš karto sudės į tą vienintelį. Palaukit. Ką manote apie neliustruotą broliją? Čia yra pagrindinis klausimas. Ten pastabos tegu lieka paraštės. Aš apie tą broliją nieko nežinau iš vis. Ir dabar dėl pasipriešinimo okupacijai centras, jūs dabar čia susako, jūs pareiškėt nuomonę, lyg tai žinantis apie Vaidą Žemaitį, kad jisai įkūrė savo pasipriešinimo okupacijai centrą, šitą aš irgi žinau. Bet jūs suvedėt, kad Vaitkus kažką tai su Vaidu Žemaičiu kūrė centrą. Tai pasipriešinimo okupacijai centras buvo įkurtas, čia kaip ekspertose.eu, apie tai mes kalbėjom ir nieks nieko, nėra to rezultato ir veiksmo, tai tada aš paėmiau vienas viešai, garsiai ir tą paskelbiau ir buvo įkurtas. Jūs asmeniškai irgi galėjot prisidėti prie okupacijos centro. Visi Lietuvos žmonės galėjo prisidėti. Aš žinau, kiek prisidėjo, žinau pavardės, žinau. Bet tada sakiau ir dabar pakartoju, tie žmonės, jeigu norės, patys gali prisistatyti, kur tik nori, ar ne? Nes kai man sakė, taigi, ko tu nori, 500 žmonių, taigi tiek žmonių saugumui Lietuvos prisidavė. Taigi labai daug, kiek nepabijojo. Tai čia žiūrint, kokį požiūrį žiūrėsime. Tai iš jūsų klausimų daugiau aš ir neturiu ką atsakyti, nes tiesiog nežinau daugiau. Ačiū, Eduardai. Gal duodu Nerijui, jeigu galima. Taip, labas vakaras, Eduardai. Taip.
Aš norėčiau paklausti paprastai, ne, kiek klausant jūsų, ne, visą tą tokį pokalbį, kai mes dalyvavom rinkimuose Londone, ne, stebėtojais, tai ir kaip jūs žinote, vyksta referendumas, ne, dėl grinųjų pinigų. Ir visą tą bendrai taip žiūrint, ta sistema visur blokuoja mumis. Tai mano toks klausimas, kaip mes galėtume visi, daleiskim, paprasti žmonės, aš šneku apie paprastus, kaip mes galėtume prisidėti, kad mes galėtume pakeisti tą visą nusistovėjusi ar tiesiog paveiktą tą visą sistemą. Gal jūs žinot ir gal patartumėt bendrai žmonėms? Aš sakau paprastai, nes čia yra labai paprastas atsakymas. Naujos politinės jėgos, NPJ. Nueikite, ten yra anketa. Užpildyti anketą. Užpildot anketą steigėjo. Žaidimo kokios taisyklės yra? 2000 privalo būti partijos steigėjų. Tai tarkime, kad lengviau skaičiuoti. 3000 reikia turėti asmenų, kurie pasirašo kaip steigėjai ir nes paskui Teisingumo ministerija tikrins, padarysit klaidelę savo, pase, asmens kode, arba kas nors bus partijos kitos narys. Ir jūs išbraukia. Reikia 2000. Tai aš sakau, 3000 turi būti ir tas, kas negalės dalyvauti suvažiavime, o planuokime, kad 10 negali ir vietoj 10 vienas atvažiuoja. Vienam asmeniui 10 steigėjų gali parašyti įgaliojimą dalyvauti už juos ir balsuoti suvažiavime. Reiškia, 300 žmonių susirenka vienoj vietoj Lietuvoj, pakeliam rankas ir įsteigiam partiją. Kiek tada narių? Kiekvienas, tarkime, po 10 įgaliojimų turi, 3300 narių yra. Ar tai įgyvendinamas uždavinys ar ne? Mano suvokimu, tai yra įgyvendinamas. Dabar reikia 300 000 parašų, kad referendumas dėl grinųjų pinigų įvyktų. 300 000. Tai palyginkit, reikia partijai įsteigti, kuri būtų įrankis šito klausimo sprendime, reikia 3000 ir kitoj pusėje reikia 300 000. Kuris realesnis skaičius yra? Jūs kiekvienas savo pagalvokit, kuris realesnis. Aš atsakymą savo žinau. Kito kelio nėra. Aš per mitingus sąmoningai ir specialiai sakydavau 1-2, 3-2, 1-2. 3-2 ir kad čia žingsnių aidai. O ką reiškia 1232? Aš paskaičiavau, kiek Kijeve Maidane buvo protestuotojų. Nuo 20 iki 100 000 buvo. Tai 20 000 Ukrainoje, tai tas pats, kas 1232 asmenys Lietuvoje. Ir kadangi mūsų valdžia pripažino, kad turėjo teisę nuversti valdžią, Maidano protestuotojai, tai reiškia, Lietuvos valdžia pripažįsta, kad 1232 000 mitinguotojų prie Vilniuje prie Seimo turi teisę nuversti valdžią. Bet aš sakau, neturi teisės. Mano asmeninė, mes taikiu būdu tik tai per partiją. Kito kelio nėra, nes arba kruvinas kelias, arba per partiją. Renkatės. Gerai, ačiū. Ačiū. Tatjana dabar turi klausimą, prašom. Aš tik gal ne klausimas. Apie tam, kad maža valstybė gali būti. Tai kad maža valstybė galėtų būti neutrali, čia kaip replika aš norėjau tada pasakyti. Teoriškai tai įmanoma, bet jinai turi būti labai naudinga visiems žaidėjams. Turi turėti gerą diplomatiją, stipri valstybė, ta prasme, gasudarstinas, kad pasitikėjimą, kad elitai žmonės pasitikėtų valdžiai, stipri ekonomika ir gerą geopolitiką. Tai tada teoriškai maža valstybė, kaip Lietuva, gali būti neutrali. Bet aš nelabai suprantu, klausimas toks ir gerbiamam Eduardui, kaip jis tą sieks, tą neutralumą, jeigu mes priklausomi, ekonomika mūsų, visą mūsų pastavkį, cepački ekonomiškai mes visi surišę su Zapadam, ir mes negalim nieko jam pasakyti, nes jie įves sankcijas. O iš kitos pusės
Rusija, kurie, aš netikiu, kad Rusija puls. Nenaudingi, mes taip, gal naudingi, bet, šiaip, tai kaip jūs tą neutralumą norit, nes čia turi laikyti balansą, gerą diplomatiją turi būti ir būti ant tiek naudingi, kad visi norėtų su tavim, būtų jiems geriau su tavim draugauti, negu tave užkariauti. Tai tą pusiausvyrą, reikia turėti labai tokią išmintį ir diplomatiją. Pas jūs, aš matau, jūs labai kategoriškas. Su diplomatija pas jūs problema. Kaip jūs tą neutralumą pasieksit? Ačiū, Tatjana. Pirmiausia, jums reiktų suvokti, kad neutralumas tai yra karinė savoka, kad mes nedalyvaujame NATO. Ir tai neturi jokio ryšio šiuo atveju su ES ir ekonominėm situacijom ES. Nors jūs sumaišėte ir į vieną pusę vinegretą padarėte iš to. Jūs pati apie diplomatiją pakalbėjot, o paskui pasakote, o tai kur jūs tą diplomatiją surasite? Atsiverskite naujai, pasižiūrėkite, ką Makiavelis šiuo požiūriu, kaip pasakojo ir ką rekomendavo valdovams. Viskas seniai yra žinoma. Paimkite, prisiminkite Suomijos pavyzdį. Suomijos pavyzdys labai puikus yra. Prisiminkite Austrijos pavyzdį. Austrijos, iš kurios Tarybų sąjunga išvedė savo kariuomenę. Ir kodėl išvedė? Ir kodėl Austrai buvo savo kariuomenę 2,5 karto padidinę karių skaičių. Ir kaip tai buvo sąlygota NATO sprendimais apie atominio ginklo panaudojimą. Jūs pakalbėjote, kad čia sunku, galima, bet sunku.